Labadiena, Rolandai. Labą dieną. Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su A, portalu Ekspertai LT ir matau a, jūsų paklausimą čia. aš šnekėjau jau vakar su tokiu. E, Galbūt su kažkuo ir šnekėjot. Matot, aš esu ne Nu, rangovas, ne medžiagų A, tiekėjas, ne darbuotojas. Aš a, tiesiog konsultuoju žmonės, kaip a, geriausiai, teisingiausiai padaryti taip, kad daugiausiai šilumos išsaugotumėt. a, Jeigu jūs turit minutėlę laiko, aš galiu trumpai jums pakomentuoti, ko reikia, kad tikrai padarytumėt teisingai. a, Tai va žiūrėkit, Rolandai, dabar jūs rašot, namas tričytis, viršuje negyvenama, tik spalių seniai užpiltas, kokį istoriją dėti vatos ant pačių spalių ir ar reikia kokios plėvelės, stogas a. naujai keistas. Tai Jo, noriu pasakyti jums pirmą dalyką. Pirmiausia, reikia suvokti ūkiškai ir paprastą dalyką, kad kai jūs patalpose sušildot orą, šiltas oras visada kyla į viršų ir pirmiausia jo. jisai spaudžiasi į lubas ir jis spaudžiasi ir ieško plyšelių, kur galėtų praeiti. Jeigu jis A, randa tų plyšelių, tokiu atveju jisai eina per tą visą konstrukciją. Tai dabar žiūrėkit, kai jūs užpylėt spalių, tai tie spaliai yra biri medžiaga, per ją oras košiasi. Ne taip jau greitai iš karto, nes ji tanki bet, medžiaga, bet aš bet dar jums pasakysiu dar vieną. Šitą jūs gal nežinojot. Net, tai žinos, tie padaryti kambariai viskas, tik jie neįrengti ir lubų, grindų nėra. Betonas, tie perdengia betoninė taip. ir spaliai užpildyti, tėvukas buvo užpylęs spalius ir tie kambariai ir iki galo neįrengi. Ir dabar aš ten tik tai uždėjęs vatos. Čia prieš kelis metus uždėjau vatą, nes tą stogą, kai tokio tepu viskį, uždėjau vatos, tiek, kokia gal 15, taip sumėčiau, tai sakau, ar užtenka, ar gerai čia viskas. Tai dabar žiūrėkit, Rolandai. Žmonės įsivaizduoja, kad vata pati iš savęs yra šiltinimo medžiaga. Tai yra Aha, iliuzija, tai yra netiesa. Kadangi vata jo, yra keurai laidi orui, kaip ir spaliai, taip ir vata keurai laidi jo, orui. Ir oras, kuris eina per jūsų apatinio aukšto lubas, eina keurai per tą perdangą ir toliau keliauja laukan. Ir nei spaliai, nei jo. vata nesulaiko to šilumos. Plus, O, kada oras sušyla, tuose spaliuose arba toje šiltas oras irgi nori kilti į viršų ir kadangi šitos medžiagos yra laidžios orui, tai šiltas oras pabėga, o iš tos neįrengtos palėpės šaltas oras skverbiasi visada žemyn ir persmelkia keurai ir tą vatą ir tuos spalius ir daeina vėl iki pačios aha, perdangos ir ta perdanga už tai nieko šiltesnė netampa. Jeigu norit padaryti šilumą ir išsaugoti ją, tokiu atveju būtina, kad oras, kuris gavęs šilumą, negalėtų pabėgti iš tos vietos. Tik tai stovintis oras, jisai neperdavinėja šilumos, todėl ir mhm, gaunasi šilumos izoliacija. Taip, jo, kad jeigu nori daryti su tokiom medžiagom, reikia padaryti sandariai. Reiškia, reikia klot plėveles, pilnai užklijuoti, užsandarinti ir visą perimetrą ir visą plotą, tada šiltinimo medžiaga ir iš viršaus vėl ją turit uždaryti, kad oras gavęs šilumą iš tos medžiagos nepabėgtų niekur. Jeigu jūs taip tik sumėtėt vatą, nu, žinot, tai liaudis sako, kaip jo. nabašnikui kompresas, ar ne? Jo, o kodėl anksčiau tik spalių užpildavo, ten aš žinau visur ir čia va yra tų spalių, pažiūrėjau, ten Taip. spilta ir kodėl tie žmonės gyveno, ne? Kodėl gyveno? O todėl, kad Nu, neturėjo nieko kito, tai taip ir jo, gyveno. Tai nereiškia, kad gyveno nu, ekonomiškai. jo, Tiesiog tais tai, laikais, kuro mažiau skaičiavo ir pleškino tiek, kiek reikėjo nu, ir viskas. O tai dabar dabar, mes norim gyventi ekonomiškai. Nu tai o tada tai ir man dabar daryti tą, reikia kitaip. tuos spalius visus išimti, reikia ir dėti plėvelės ant darę, kaip čia. O tai Tai kaip, daug o darbo. kaip kitaip? Nu taip reikėtų padaryti. Nu, bet tai jūs sprendžiat, kaip daryti. Galima, sakykime, gyventi ir taip, tik tai tiek, kad pleškint kūro reikės daugiau. Nu tai Nu, jūsų tai, pasirinkimas. Nu. tai tą plėvelę dabar dėti, viską imti, tai kaip Nu, aš atrodo. nesakau, kad tai paprasta, bet mes kartais prisidirbam tokių dalykų, kad paskui ištaisymas mums kainuoja brangiau Bet negu tai įrengimas. Nu.
Taip ir buvo, aš ten nieko Aš neprisidirbo, tikrai. puikiai suprantu, Nu, tai aš turiu omeny, kad tas, kuris kažkada tai statė namą, padarė šitai būtent. Iš kodėl padarė? Todėl, kad nebuvo kitokių medžiagų, todėl, jo, kad plus jisai nežinojo, kaip teisingai padaryti ir darė taip, kaip visi. O visi darė tada kažkada iš neturėjimo. O nu, taip tai ir jo. turim dabar rezultatus, bet jeigu norit sutvarkyti, tai aš jums sakau, kaip reikėtų tai padaryti. Jeigu kad reikėtų dar, jeigu ant tos vatos tą uždėčiau plėvelę, tai nieko irgi nepadėtų kažkiek. Matot, dabar plėveliai nelygi. Juk dabar žiūrėkit, su jūsų šiltu oru iš apatinių gyvenamųjų patalpų keliauja labai daug vandens garų, nes jūs vien kvėpuojat daug vandens garų iškvėpėt, o ant veidrodžio papūskit iš burnos, ne? Pereina, per betoną vis tiek pereina. Pereina per visus plyšelius, per visus absoliučiai plyšelius. Tai yra atramos betoninių plokščių ir visur, kur tik tai gali praeiti, ten ir pereina. Tai Ir jo, bet jeigu betonas užbetonuota perdanga ir Ai, viršus monolitas užbetonuotas, ar ne? jo, Ne tie plokštės. monolitas padaryti, tėvukas darė monolitą ir viską Supratau. antrą. Nu Jo, vėlgi, tai ką, jeigu ten gerai suvibruotas betonas, viską, tai oro a, pereina galbūt tikrai nedaug, bet jo, betonas yra labai laidus šilumai ir šalčiui. Tai iš jo, vidaus, kada tas betonas sušildomas, tai jo jo, ir viršutinė dalis tose patalpose negyvenamuose irgi sušyla. Ir ta šiluma perduodama tada toliau į orą jo, tiesiog. Nu tai reikia padaryti taip, kad ta šiluma ji būtų izoliuota tokia medžiaga, kuri nepraleis oro. Tas oras stovi, jeigu, tada jisai prastai perduoda šilumą. Ir į tą negyvenamą patalpą viršutinę, tada šiluma nepateks. Bet jeigu mes užbėrim kažkokiu tai orui laidžių medžiagų, nu tai ką, oras prisilietė, gavo šilumą, pakilo ir išėjo. Ateina šaltas oras, vėl ima šilumą nuo plokštės paviršiaus ir vėl keliauja laukam. Nu va taip mes ir paleidžiam daug šilumos. Tai arba darom sandariai, arba, nu, ką galit, aišku, galit ten priklot, primest kažko tai, sakykime, anksčiau ir molio sumaišydavo su pjuvenom, ir keramzito berdavo, ir kokio tik tai norit, nu, tai tam, kad tas oras sunkiau cirkuliuotų. Nuo paviršiaus oras gavęs šilumą, jisai lėčiau cirkuliuoja, mažiau šilumos nuima. Tai, nu, gyveno ir taip žmonės, tai pragyvensit ir jūs, tik tai tiek, kad tai bus brangesnė eksploatacija, šildyti reikės daugiau. jo. Padarytume teisingai, šildymo išlaidos būtų mažesnės. Mat ir visa logika paprasta. Tai va, Tai, tiesiog spręskit kaip. Iš tikrųjų, jeigu taip teisingai daryt, reikėtų viską gražiai nuo to monolito viršų nuimt, nukas gražiai ir padaryti viską teisingai. Tai vieni purškė specialias putas, kurios pilną sandarumą duoda, tada jokių plėvelių nereikia. Kiti daro su plėvelėm, su vatom. Užsandarinti yra pakankamai sudėtinga, daug paskui išsisandarinimų būna, bet nu daro žmonės įvairiai. Tai čia jau jūs spręskit pats, kaip jūs darysite. Tai gerai, va, tada o ačiū. vatos, jeigu Nu, uždėsi, tai realiai nu, ta vata, jinai tarnauja, nu, nelabai efektyviai, jeigu jo, jinai gauna šaltą orą iš viršaus. Tai jeigu jau norėtumėt padaryti teisingiau, tokiu atveju tą vatą, aišku, iš viršaus reikėtų uždengti difuzinė plėvelė. Tai yra tokia, kokia dedasi po stogo danga. jo. Vat lygiai Tai jeigu tokia. Ir ką, ją reikėtų ne taip, kad užmest tiesiog. Ją reikia jo, užsandarinti, nes reikia padaryti taip, kad šiltas oras iš vatos negalėtų niekur pabėgti. a, Reiškia, iš a, visų galų kampų kraštų pilnai užsandarinti viską reikia, užklijuoti. jo, a, tai aš nu, pažiūrėsiu, gerai, Nu tada. va, tai tiek patarimo jums tada. Jo. Tai Ta fuziniai plėveliai, tai jie dėti, kad viršus būtų raidys, ne kaip tėmas stogą darė. jo, teisingai. Užrašas į viršų. turi Taip, likti. taip, taip, taip. Jo. Jūs teisus. Kažkaip. Ačiū, tada gerai, Jo. tada aš Gerai, pažiūrėsiu, ką sėkmės jums, čia- Rolandai. Jo, Viso sėkmės, geriausio. viso geriausio. Iki. Viso gero.